Kokio riešuto? Malėt. Malėt. Molis. O gerai, papasakok, o kaip žaisti reikia rankinį? Oi. Oi. Spindinga! Spindinti! Nepadėjo. Nepadėjau. Merkals, kur merka? Kur merka? Kur merkia? Merkalas. Man toj pasireiks kur? Tai kaip nori. Aš galiu būti už kadro gal. Davai. Ui, kaip čia išsėdėjo kažkas. Kaip jums atrodo? Alio, kaip čia prisimenu. Čia yra toks cipukas, kur atsileidžia. Ja. Radai? Radau, bet nepavyksta. Ne, jisai va taip daro. Ai. Kaip plaukų sektukai. Jo. Esi čiupinėjęs plaukų sektukus? Nu, teko. Sesiai, Jo, nieko nereikėjo įsekti. Ne. Gal tau sesiai sekdavo? Būdavo, kai mažesnis buvau. Turėjai ilgus plaukus? Turėjau, bet kadangi turėjau ant kaktos daug spogų, tiek mama, tiek sesė sakė nuskirpk ir, pačiam jau atsibodo, tai ir plonesniau nuskirpau. Tipo, kai turi ilgus plaukus, reiškia, pas tave ant kaktos būna daug spogų? Jo, nes, tipo, sportuoja daug ir taip toliau ir... Jo. O tai jeigu ant barzdos pas mane spogų, ką tai reiškia? Gal tada pas mane ant barzdos daug spogų? Ūsiai auga. Ūsiai tai auga ir pas moteris yra ūsiukai. Apsauginiai. Reikia auginti vyrams šį mėnesį, nes ten rezempretuoja Reprezentuoja? Taip, ačiū. Kažką. Tai? Jo. Kažkokia akcija yra? Jo. Nežinau, papasakok apie tą akciją. Aš nedaug girdėjau, man sakė... Kodėl vyram būtent tada reikia auginti, o moterim ne? Nes, man atrodo, kažkas ten vyras palaiko su kažko. Nežinau tokios akcijos. Aš irgi nesužinojau. Šiaip, sveiki, čia yra mūsų pirmasis podcastas. Hello. Hello, su Eriku, aš esu Aušra. Tai bandom kažką įvirinti šiandien. Kažką. Ekspromptu sugalvojom kažką pakalbėti, galbūt visai būtų įdomu, kas yra aktualu. Kas yra aktualu jaunuoliams ir su jaunimu dirbantiems žmonėms, pavyzdžiui, kaip man. Ir kas yra jaunuoliams aktualu. Nesam šūdų šnekam apšė. Eik tu kaip sunku čia. Nenori tu pabandyti? Bet tu sakai nepervaidinti. O aš irgi jums sakau nepervaidinti, bet gaunasi pervaidinta vis tiek. Kokį kitą mėnesį? Tas pats eina su lapkričiu, tik tai ne mūsų auginimas. Kokio riešuto? Riešutą. Eik tu savo! Eik tu savo, dėžiu! Kaip tavo sesuo gyvena? Kiek žinau, kol kas neblogai, nebent kažką netaip sako. Išsikraustė į Panevėžį, su draugu gyvena. Būna aplankau kartais, nuvažiuojam, kažką paveikiam, grįžtu atgal. Ką Panevėžį gero pamatai? Centrą. Šiaip ir ten kažką pasižiūrėt, pamatyti? Ne, centre įdomu ten pavaikščiot. Taip, tiesiog susigalvojom veiklų. Paskutinį kartą buvau, tai buvom, čia prieš Helovyną, man atrodo, ar po važiavam iki pabėgimo labirinto, siaubo labirinto. Tada ir, man atrodo, dar filmą žiūrėjom ir daugiau nieko, man atrodo. Koks senai prekybos centras, ne prekybos centras yra? Šitą... Flamingas, banginis ar koks ten? Ne, eik savo, net neatsimenu. Pala. Panevėžys. Žodžiu, nesvarbu. Jo. Koks? Jo, Rijo. Rijo? Rijo.
Rio nu, de gerai. Žinai. Nu, Rio. Ai, sakė apie to siaubo labirintas. Jo. Tai ten baisu buvo? Nu, Nu, iš 10 kiek gali vertinti, ar kad baisu? kaip aš mėgėjas, ten siaubo filmų visą kitą, nu, man nelabai baisu. Nu, buvo biški. Ten toks netikėtas, aš buvo 2 personažai, vienas su benzo pjūklu, į kampą įviliojamas ir tipo, tada aš apėjau aplinkui, einu ir aš atsisukęs žiūriu atgal į jį, tipo, ką jis ten daro kitiems, atsisuka atgal prieš mane, galima sakyti 2 metrų. Tipo, skaukė, nu, biški buvo toks, wow. O jisai, Bet taip. o tie, vat, gazintojai gali liesti, ar ne? Čia priklauso, kai yra irgi apyrankės šviečiančios. Ai, čia Ir, kad tas jo. skuta. Jo. Čia nepagiriūtas. Ne. Aš Kažkur niekad, aš tai pati šiaip niekad nebus, nežiauriai bijau ir net nežiūriu siaubo filmų. Jeigu žiūriu siaubo filmą, jaunimkiai, tai va. Dėl ko? Nu, man baisu, jeigu išgąsdina, tada prisigalvoju, fantazijų visokių kyla, galvoju, kad kažkur realybėje gali taip atsitikti. Ten kokios, nežinau, dvasios ar dar kažkoks nesąmonės. Nėra jauku. Kaip kam? Ai, Panevėžys, nu gerai, Panevėžys. O šiaip galvoju, vat, kaip pats jaunuolis esi, kur norėtum labiau... Nu, Panevėžys, aišku, tu negyvenai, ten buvai porą kartų, bet ar kaip tu manai, ar būtų tau ten ką veikti kaip jaunuolį, kažkokių pramogų ar užsiėmimų? Nu, manau taip, bet nemanau, kad norėčiau ten gyventi. Nu, tiesiog žmonės tokie, nu, Panevėžio kaip ir jau kaip ir Kavenskai. Nu, bet, nu, Galim taip šnekėti. nu, ja. Galim ar ne? Režisierių. Savo nuomonę pasakė. Ai, nu, bet čia, tarp kitko, tik mūsų nuomonė yra, Jo. jeigu kas, čia mes tik savo nuomonę pasakom. Ir pastebėjimus kažkokius. Tai molėtos geriau. Jo, Malėt. malėt, molis. Molis. Ai, tikrai, o žinai, iš kur kilo vardas miesto? Įklimpo į molį ir... tapo. Čia yra kažkokia istorija? Jo. Gal gali papasakoti, aš nežinau. Aš irgi detaliai nežinau, bet žinau, kad kažkas Gali sukurt. važiavo žmogus su karietoje ir čia kažkur netoli įklimpo į molį ir taip ramynė. Molės. Netoli, kur čia spinduliu. Nu, aš tai nežinau, bet aš įsivaizduoju, kad kažkur ten prie pradžios, kur buvo Kur senoji Maxima? gaisrinė. Ne, kur buvo prie stoties, va. Ai, Ja, čia. ja, Na, ja. apie molėtus tokia istorija. O kaip tu sugalvojai atnaujinti molėtų himną? Nelaukiau šito klausimo. Nu, žodžiu, atvariau čia į Molėtus. Ai, fainai, čia buvo, kažkaip gyvenau savo krašte ten Alytuje, tai vis laik miestas turėdavo savo himną. Ir labai fainai būdavo, kad per visas šventes, būtent miesto šventes, gimtadienius, visas miestas, ten nuo gyventojų, nuo mažiausio iki didžiausio. Nu, atsiprašau, mačiau, kad kažkas rašė komentaruose, Erikas Putna toks rašė, kad nuo jauniausio iki vyriausio dainuodavo visi kartu toks, tas bendras gal, kaip pasakyti, jausmas toks, kai visi, žinai, dainuoja ir toks savo kraštą tokį atiduoda. Tai man taip norėjus ir čia Molėtuose, nors pasirodo čia neoficialiai, iš tikrųjų tas himnas buvo parašytas, gal, bet jo nieks taip netraktavo kaip oficialiai čia yra himnas miestas. Dėl to norėjau atnaujinti ir bandėm pritempt, kad būtų ir jaunesniam, ir vyresniam žmogui, bet nu, gavos kaip gavos. Tai va. Nes aš manau, kad visai panašu, gal žinai, kas va dabar pagalvojau, tas himno visas apskritai ten ir giedojimas, dainavimas Lietuvos himno ir, pavyzdžiui, kažkokios skanduotės, kai būna per sporto varžybas, ne? Nėra tas jausmas, kad, nu, tokia vienybė gal. Taip. Kaip jums nebūna tokio, fainai, neturit kažkokio himno savo? Nu, mes irgi būna po varžybų, tarkim, arba, nu, tokių, kur jau džiaugiamės pergalę, irgi dažniausiai va, jau prie pat molėtų, užleidžiam tą molėtų ir padainuojam visi. Rimtai? Bedatinių versija. Sakiau, kad neprilips šitas. Nu, man tai ir patiko. O ilgai užtruko? Kada Liepos 1 buvo pati šventė, tai mes sugalvom gal kokį vasario mėnesį, kad reikia pradėti.
Taip, sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa. Tai beveik pusę metų vyko visas procesas, kas, muzika yra, ne šiaip realiai parašyti, ten žodžiai yra, tau tik tai reikia aranžuoti, o ką tai reiškia, kad reikia paversti kažkokį šiuolaikišką dalykėlį. Tai, užtruko, buvo kas veikti ir tas klipo filmavimas, viskas, šiaip pažinti su visais molėtais tikrai buvo ilga. Nes ten ar valtis gauti, ar ten nuvaryti kažkokį muziejų, įlipti jautiką, buvo reikalų, tai pasurasti visur. Bet kažkaip fainai visai smagiai. Gal kažkas po kažkiek metų vėl norės atnaujinti. Tikiuosi. Arba palikti tą seną versiją, sakys, nesąmonė, nieko čia nebereik nieko daryti, žinai. Nėra tokia bloga ir versija. Buvo, kad sukūrėt ir tada netiko ir atmetėt ir gausit. Jo, buvo, demo versijų tikrai buvo. O Dieve, aš prisimenu dabar tokių, labai juokingų, bet kaip ir atrodo, gal biškai ir jaunesniam galėtum pritaikyti, jaunesniam amžiaus žmonėm, bet tada vyresniam amžiaus žmonės, tai pasakys, kas čia per nesąmonė kažkokia. Tai buvo daug versijų tų demo, kur, bet galų galiai išsirinkom tą tokį paskutinį, gal labiausiai jau. Bet dabar, žinai, sėdžiu ir galvau, plembu, dabar daryčiau visai kitaip vėl. Tai gal kas metai reikia, ir atnaujinti kažką. Nežinau. Tradicija. Jo, kažkokia tai. Gana ten. Gana jau šnekėti, kiek prašnekėjom. 12 kiam. Tada 3 kokias minutės turim pakeisti. Man visas čia kalatojasi. Sakau, nebus baisu, matai. O kaip šiaip? Kur geriau, prie Alytaus ar prie Molėtų? Aš, žinai, aš kai gyvenau Alytui, tai tik mokiausi ten, studijavau, norėjau kaip, mokykloje mokiausi. Tai nenorėčiau grįžti ten. Vien dėl to gal, kad mokykla taip susijęju, žinai, kažkokias tam savo. Bet paskui po šito. Po Alytaus studijavau Vilniuje ir gyvenau ten 8 metus. Tai realiai labiau prisimenu tą gyvenimą Vilniuje negu tenai, nes nuo kokios, nežinau, ten 6 gal metų kažką jau gali ir atgaminti po biškį. Tai negyvenčiau dabar nei Vilniuje ir nei gal Alytuje. Tai čia kol kas geriausias pasirinkimas. Iš visų kiek buvo. Bet niekada negali žinot, gal kažkada reikės ir grįžti. Čia kaip jau pasisuks. Taip. O tau kur geriau? Molėtuose ar Molėtuose? Aš šiaip rimtai. Pat norėjau paklausti, galvoji, baigsi mokyklą, ne? Neplanuoji dar ką veiksi? Klausimas, kur baigsi, ar Molėtuose, ar labiau Vilniuje nori baigti, nes... Jo, nes, kiek, gyvenimą nori labiau sieti su sportu ir nežinau, ar buvo, kad kalbėjom, gal su sesė, gal Panevėžys, bet nelabai ten, sporto mokykla. Tada Kaunas gal yra variantas, bet nežinau, ar noriu ir Vilnius, ir taip toliau, bet, sesė sakė, gal geriau Molėtuose pasibaigti viską ir tada Vilniuje kažką studijuoti ir žiūrėti. O kaip galvoju, kokį kryptį? Tai aišku su sportu, bet aš net nežinau, kaip iš tikrųjų kokios yra specialybės. Ar yra rankinio specialistas tokia kaip ar treneris, ką tu turi studijuoti vėliau? Gal labiau link trenerių kažkas ir tada... Bet būtent rankinis? Jo. Šiaip nežinau, ir futbolas prie širdies buvo ir, nežinau, čia... dabar tik rankinis, bet viskas gali pasikeisti ateityje, kaip gausis taip toliau. Tiesiog, ta svajonė yra, kad, tu eini į treniruotę kaip į darbą ir, tas pats, žaidži varžybas, taip toliau ir, čia jau būtų, tiesiog fantastika. Rimtai, tu nori, ne tai? Bet, geras. Kaip iš Lietuvos, tai sunku keliauti. Nežinau. Bet tu žinai, man taip atrodo asmeniškai, kad treneris tai toks beveik kaip mokytojas biškai gaunasi specialybė. Jo, bet... Neatrodo? Taip ir nenorėčiau. Bet čia, žinok, jeigu norėsim trenerių, tai aš manau, kad, žinok, biškai į tai gal ir galima sakyti, kad tokia kryptis bus. Jo, bet neturėčiau kantrybės. Eik tu? Visiškai. O dėl ko galvoji, neturėtum kantrybės, sunku suvaldyti būtų? Jo. Tai galėtum, o gali būti privatus rankinio. Rankinio treneris. Privatus, vieną tiesiog moko rankininką. Nemanau, nežinau net. Aš nežinau irgi dėl to ir klausiu. O gerai, o kaip žaisti reikia rankinį?
Nu čia visas miksas tarp krepšinio, futbolo, Jo. kiek ten, gal ir tinklinį nelabai gal. Tai galima kamuolį spardyti? Ne. Nu, dėl futbolo tai nes kai vartai. Vartai. Jo. Ir... Nu ir tiesiog žaidėjai. Panašiai kaip krepšinis, bet meti vartus. Ne į krepšį. Tai rimtai čia toks miksas padarytas. Jo. Ai, vat, norėjau paklausti, o kam rimtai limpa tas kamuolys, kad, tipo, neišmestum, kada nereikia. Kad neslystų ir, pavyzdžiui, kai kuriems padeda, kurie negali apčiuopti. Tipo, būna, kad mažesnės rankos. Jo. Tai. Ir padeda. Bet tai, o tavo pozicija kokia yra? Centras. Centras. Tai tu į vartus gali mesti. Jo. Kiekvieną poziciją gali. Aš nežinau. O vartininkas irgi gali mesti Gali. tavo vartus? Gali. Rimtai? O būna tokių atvejų, kad per salę permeta? Būna, kai, tarkim, vartininkas pasikeičia su žaidėju, kad išleistų papildomą žaidėją į aikštelę ir nespėja pasikeisti. Ir tiesiog vartininkas meta iš vienų į kitus ir jo. Buvo komandai tokių atvejų, kad jūsų vartininkas pataiko? Buvo, kai žaidėm mini rankinę. Nu, ten mažesnė, nu, kai mini rankinės, tai kai vaikai žaidžia mažesnė aikštelė, mažesnė vartai, pripučiame vartai dar. Ir... Kaip atrodo pripučiami vartai? Vartai, bet pripusti. Ar jie panašiai atrodo kaip pripustas batutas? Jo. Sorry, aš nežinau, dėl to klausimą man viskas juokinga, nes bandau įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti tas žaidimas. O kažin yra pripučiamas krepšinis. Jeigu... Toks jausmas, kad tik man čia juokinga. O pripučiamas futbolas kažin yra? Yra. Tai? Jo. Ui. Systra. Gal apie systras ką nors? Systras. Sesę turi? Turiu 2 sesės. 2? 2 sesės ir 1 brolį. O eik, tu savo. Pala, veikia čia pas mane? Ai, jo, veikia. Vyresnės ar jaunesnės? Jo, aš pati jauniausia iš šeimos. Nu, bet, žodžiu, ten ir taip, kad mano tėvai jau turėjo po vieną santuoką prieš mane. Ir tada, kai jie įsiskyrė savo pirmom pusėm, tada jie susitiko ir tada aš gimiau. Nu, kažkaip ten, žinai, būna. Tai jo, jie yra iš kitų mano tėvų santuokų, bet visai gerai sutariu ir bendrauju. Jie šiaip ir vyresni už mane visai. Keliais metais. 16 metų. Oi. Bet žinai, atrodo toks jausmas, kad bendrauju kaip su, vienmečiai kažkaip visai laisvai. Tai taip. Nors tas yra amžiaus skirtumas, bet visai normaliai atrodo. Būdavo, kai mažesni pykčia. Mes kartu negyvenom, tai va šitas gal biškai sunkiau, man norėjosi, aišku, turėti visą laiką ar ten jaunesnę, gal net ir šiek tiek vyresnė, žinai, kartu su visais gyventi, aš gyvenau realiai tik su tėvais, tai to tokio nebuvo. Būtų faina, kai kiti pasako, mes ten pasimušam, mes ten pasipašam, ten brolis to duoda, tas brolis neduoda, sesė duoda tą, na, žinai. O tu gis turi sesę? Jo. Karolina, linkėjimai. Jo, nu, kai mažesnis buvau, kai molėtis eina į gyveno mokinasi. Nepatinka, nenoriu, nebendrauju, taip toliau. Nu, kartu nebendraut? Nu, būdavo, kad bendrauju, bet dažnai būdavo, kad pykstamės ir sakau, greičiau jinai čia išvažiuoti, aš vienas būčiau laisvė. Būdavo, kad į Vilnių išvarė studijuoti ir, tipo, dar būdavo, kad, tipo, grįžta kiekvieną savaitgalį, tai vis tiek toks, kada jau, kad pilnai, kad negrįžinėtų taip dažnai, taip toliau, tada įsikrausti į Panevėžį ir tada jau supranti, kad gal vis dėlto buvo gera, kai būdavo šalia ir panašiai, jo. Geras. O koks jūsų amžiaus skirtumas yra? 10. 10 metų. Jo, 25, man 15. Ir jo. O šiaip, kai grįžtate pasikalba, turite apie ką pasikalbėti? Jo, labai, labai daug patarė, padeda visą kitą, galiu apie bet ką kalbėti visą laiką, kažką pasidalinam, taip toliau. Ir jo. Daug patarimų palaiko sporte, visur kitur ir jo. Padeda ir jo. Ok, tai visai fainas palaikymas, ne? Ką veikia? Jo. O daug turi palaikymo, ką šiaip veikia, būtent iš sporto pusės? Nu... Ar ir kažkokio heito?
Nežinau, tokia buvo, kad tipo, bet čia seniau sakė, kad tipo, sportu nieko tipo nesgaus ir panašiai, bet tipo. Kažkur girdėta man labai. Man tą patį sakė su muzika, kad nieko irgi nenuveiksi gyvenime. Mes čia dabar, ne? Jo, ne, didelio nėra, palaikymo, ko mandžiokai, tėvai, aplinkui visi. Fainai. Fainai ir gaut palaikymą, ne? Jo. O būna kas nemotyvuoja toliau daryti? Bloga diena. Gal. O kas yra Sakyčiau. bloga diena? Neišpildyti savo norų. Tipo, Nuo pat ryto. Kažkas panašu. Tiesiog, viskas eina ne taip, kaip norisi ir tada, gal nereikia tada ir taip toliau. Ir jo. O norėjai mest rankinį kažkada? Buvo, kai... Bet ten mažesnis labiau, ten toks labiau, kai, čia galima sakyti, dauguma iš mano komandos draugų buvo, tai ten trenerė pareikona, viskas nebelankys, išeini į rūbenį, ten apsiverkęs, jinai ateina, eini į salę, nueini vėl viskas tvarkoja ir taip toliau. O kai paaugęs, tai nebuvo, tiesiog buvo, kad atrodo, nebėra motyvacijos tą daryti, bet viskas atrodo grįžo į vėžės vėl tas pats ir viskas tvarkoja. Kažkas kaip čia lūžis toks būna, ne? Bet kažkaip praslaužia ir toliau judi. Juda Lietuva, kaip ten juda. Pamiršau tą dainą, atsimeni? Juda, ne. Kaip ten tas karas? Judam molėtuose. Oi. Oi. Turiu rubrikėlę. Žemaitijos žodžių jums reiks pasakyti... Aukštaitiškai, aš nemoku aukštaitiškai tu kažkaip irgi jau pamiršau. Nieko tokio. Ką reiškia? Aha, mūsų kalba. Lietuvių. Kaip galvojate, ką reiškia Ana? Tas. Kitas. Ji. Tai palauk, aš girdėjau, kad ir čia kalba taip, kaip man keista buvo atvažiavus čia, kad ant sako. Jūs sakot ant? Ne. Ne? Sakot. Aš tai ne. Anas ar kažkaip čia. Aš tai nesakau. Nevartojat pas jūs taip? Ne. Gerai, gal kažkaip. Kitas. Apciūga. Apciūga. Žemaitiškai nemoku tarti. Apciūga? Apciūga gal. Apsauga? Ne. Spėju. Aš tai gal grandinė kokia, lenciūgas, apciūgas. Replės. Normaliai? Apciūga. Apciūga. Bengtė. Kas? Bengtė. Dangtis? Aš irgi manau dangtis. Baigti. Bengti? Bengtė. Baigti. Baigti. Čia reikia random šauti ir pataikyti. Jo, davai. Blezdinga. Spindinga. Spindinti. Blizgandi. Krekždė. Jo. Žiauri, labai gerai. Čirolis. Čirolis. Čirols. Čia gal kokie sausi pusryčiai, ne? Čirols pavadinimas. Žemaitiškas sausi pusryčiai. Palada, dar kartą gali pasakyti? Čirolis. Latviškai būtų cirulis. Cirulis. O lietuviškai... Varštas. Cirolis. Varštas, aš sakau. Viturys. Jo. Čera. Čia yra. Čia yra. Ne. Tai. Čia yra. Čia yra. Gerai burtai. Apžalai. Kitas.
Dailė. 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 Koks sunkus buvo. Dailė. Net spėjom. Ne. Gražiai. Dailiai. Dailiai. Wow. O kaip rašosi? Dailė. Dailė. Labai žiaurė graži dailė. Dailė. Žiaurė graži žeima. Dividėjais. Norėjau. Oi. Iškirpsim. Kinas. Dividėjais. Dividys? Dividėjais. A Deividas. Jėzus Marija gal reiškia. Deividas. Stebėtis. Dyvitis. Žinai, ką reiškia dyvitis? Dyvitis, ne. Dyvitis. Dyvitis. Vydzilė. A? Vydzilė. Čia rusiškai? Jo. Na, aš nežinau rusiškai. Dyvitis dzūkiškai irgi stebėtis reiškia. Kokį dar pasakyk žodį? Fukteliavuotė. Fruktas koks nors. Fukteliavuotė. Užuomina galima. Jo. Be užuominų. Kaip kokia, nežinau, man čia kažkas kaip iš nerankdarbių, bet kur obliuoti tenka nors. Oblius koks. Negali būti. Obliuoti. Neturiu spėjimų. Išsijuoti. Nu, ar... Išsijuoti. Sijoti, tai čia kaip taip daryti sijoti. Jo. Ožys malė, aš kaip... Oi, ne. Ožys nusijojo. Jė. Valio! Valio! Ne. Nežinau. Atsakymas yra taip. Jė. Ai, nu jo. Jė. Jėstė. Valgyti. Tinka? Oi, tu savo. Jėsti. Gerulis. Kaip krečia. O moki kokį nors vieną judesiuką? Iš NPC laivo. Nu. Kaip skaniai kvepia. Bzz. Oi. Kavuonės. Kavuonės? Čia kažkoks Bitės. bus. Arba kamanės, manau. Aš Jo. tik spėju. Kažkoks gyvūnas. Slepynės. Kavuotis. Ai. Ektų sau. Norėjau pasakyti. Norėjai. Norėjai. Keravuotė. Špakliuoti. Nežinau. Neįsivaizduoju. Spėkit kažką. Keravuoti. Keravuotė. Aš sakau, kad sliekas. Tapyti. Saugoti. Panašiai. Ledžingas. Ledžingas. Ledžingas? Ledžingas. Ledas. Galiu paskaityti. Ledas? Spėj. Kai čia sakinys parašytas. Kiaura deina su ledžingom išbovo on ledą. Tai slydėm, gal kažkas, nežinau. Ant ledo išbuvo. Pačiūžą. Girdėjai? Pačiūžas. Kaip Joris. Nu, didžiuosi, čia ant ciprinų nevalgiau mokyklų. Liauns. Liesas. Arba jaunas. Liūdnas. Blond. Nu, Nu, liesas. jo. Jaunas. Kažkas tas bus. Luinis. Tinginys. Iš kur tu žinai? Aš taip galvoju. Pakartok. Luinis. Įdomu. Durnius. Tai panašiai. Darnis. Malka. 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 Krūva. Nesąmonė. Merkals.
Merkals, kur merka. Kur merka? Kur merkia. Merkalas. Va, Merkals. Padažas. Va, sakiau, kur Merkals. Šitas kaip Merkals, kaip ten taip daro? Ja. Nuorintas. Norintas. Norintis. Nuorintas. Čia vienas žodis. Nuorintas. Nuvargęs. Neuorintas. Be oro. Nuvargęs. Nežinau. Sakinį skaitau. Nuorintas vakų par omžio neturėjau, ale vakams knygas moko rašyti. Nepadėjo. Nepadėjau. Sakė Eneis. Nežinau. Nors. Noras. Oras? Nuorintas. Tai ką reiškia? Nors. Ai, nors? Nors. A, Nu ir gaunas, nors vaikų per amžius neturėjau, ale vaikams knygas rašyti mokėjau. Wow. Wow. Pabonga. Pavonga. Pabaiga? Teisingai. Wow. Pabaiga. Pabonga. Bonga? Pabonga. Pobonga? Pabonga. Pabonga. Nu kokį paskutinį geresnį. Pabonga. Poškautė. Dėžutė. Po stogu. Linguotė. Linguoti? Laivelis puškuoja, laivelis linguoja. Paukškautė. Nu šau. Nu jo. Tiek iš mano rubrikėlės. Visai smagi buvo rubrikėlė. Galbūt kitam kartui padarysim aukštaičių ir dzukaičių raustų. Ne, jokauju. Žemaičių nebūčiau aš. Aš nebūčiau tepšnė, kiek džiauriai sunku ir čia molėtų krašte žemaitiškai labai sunku kalbėti, buvo to ir suprasti, kiek jėdos. Visą dieną taip kalbės. Neįmanoma. Dar filmuosim podcastą? Nu tai gerai, šitą... Čia buvo, čia pabonga. 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 Podcastas mūsų vyko ekspromtu, labai fainai, gerai, like, share, subscribe ir pabaiga. 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 Boom. O šitaip, gal jis jų rankinį? Taip sudauminu šitą žaidimą. 19 minučių podcast. Grinai. Dabar artina spuogus arba ūsus. Oi, atyčiau. Jau privėlė, jau privėlė. Nu, kaip tau? Neblogai. Neblogai? Tu taip įsivaizdavai tipo podcastą? Nu.